paskirtas individualiems, kaip pasakyti, žmonėms, ne masiniai gamybai, ne kažkokiam labai plačiam ratui žmonių. Aš dirbu vis dėlto, kaip pasakyti, pakankamai siauram ratui ir tam rate, sakysim, daug žmonių, bet daug moterų, jos visos skirtingos. Ir vat mano kolekcija, aš bandžiau padaryti tokią vientisą, bet jinai iš tikro, jeigu jūs žiūrėjot, padaryta iš 3 dalių. Sakysim, kaip ir ofiso drabužėliai, paskui eina tokia kokteilinė rūba ir paskui vakarinė dalis. Bet irgi kiekvienas tas rūbelis, irgi jisai nėra, sakysim, tos pačios konstrukcijos, to pačios spalvinio sprendimo, visur yra prieita, kaip sakyti, su pagarba, detalėm, su pagarba, sakysim, tam žmogui, kurį aš turėjau gal omeny, moteriai, jinai turi būti individuali. Pagrindinės mano toks tikslas buvo parodyti, kad galima atrodyti individualiai, kad kiekviena moteris yra asmenybė.